Jėzus, kaip gražia. Labas, Aistė. Labas, Jovita. Labas jums, mūsų žiūrovai. Šiandien sveikinamės iš mūsų 4-osios Bizų laidos, kuri yra kalėdinė. Šokom su Aistė į pižamas, išgėrėm kakavos, turim mandarinų dar, lauke prisnigo ir filmuojam šiandien kalėdinę laidą. Pagaliau. Tikriausiai jaukiausia mūsų laida. Tai žinoma, nes kalėdinė. Kalėdinė. Tai pakalbėsim šiandien apie kalėdas. Kas tau yra kalėdos? Man kalėdos yra kaip ir turbūt daugumai, tai šeimos šventė, šeimos susibūrimo šventė. Diena, kai prie stalo yra sakoma graži kalba. Kas pas jūs šeimoje sako kalbą? Dažniausiai tai tėtis. Buvo laikų, kai sakė ir mama, arba buvo ir sesuo, man atrodo, sakiusi, kažkada ir aš bandžiau, bet nesigavo. Bet šiaip tai kalbas reikia mokėtis. Bet šiaip tai tėtis. Šitą daro tėtis, čia tėčio darbas. Tai man kalėdos iš viso yra labai, man yra pati jaukiausia šventė. Ir šilčiausia, ir jaukiausia. Ir atsiradus namuose vaikams, tai dar ir iš anksčiau pradedi galvoti, ruoštis visiems advento kalendoriams, nykštukams ir visiems stebuklams, kurie vyksta gruodžio mėnesį. Tai man tokia netgi paties trupučiuką suvaikėjimo ir panirimo į magiją visas laikotarpis, ta prasme, yra. Tai man kalėdos yra ypatingos. Tai va. O kaip tau, kas tau svarbiausia, ką tu jauti? Man irgi kalėdos yra ypatingos, ypač iš vaikystės, jos būdavo, kaip tu sakai, stebuklų metas. Ir aš iki dabar esu tas vaikas, aš turiu tą mažąją Jovitą savyje, kurią nešioju ir aš tikiu tais stebuklais, aš tikiu to jaukumu, ta energija, kai susirenka visi prie stalo. Ir taip, tai yra apie šeimą, tai yra apie jaukumą, tai yra apie buvimą kartu, čia ir dabar. Tai šiais metais dėja nevažiuosim švęsti kalėdų su šeima, bet esu be galo dėkinga, kad turiu aplink save tokius žmonės, kurie man yra kaip šeima. Tai tokia gal ta šventė pilna dėkingumo, ypač kūčias, tai kai visi susirenka, pas mus bent jau irgi susirinkdavo visi ir močiutė dažniausiai pradėdavo kalbą, Močiutė, nes seniausias žmogus. Ir mes laužydavom plotkelę, dalindavomės, pradėdavom nuo plotkelės, nors šiaip mano šeima nėra labai tikinti, bet ši šventė, suburia mus visus. Ir užsimiršta visi pykčiai, visi nesusitarimai. Tai aš atsimenu, mano mama iš viso, jau aš to buvau pasakojus, jie kviesdavo, nesvarbu, ten pjaustom mišrainę, kalba telefonu, girdžiu su kažkuo, o tai tu būsi vienas, ateik, vietos visiems užteks. Bet kokia didelė aš širdis. Ir tikrai būdavo, jog jeigu koks žmogus ten yra vienas, ar kokia pora viena, ar ne, pas mus visiems vietos užteks. Tai... Nors ir tikriausiai tas butas mažiukas, ne? Jo, tai ten tos vietos gal niekada nebuvo per daugiausiai, bet, kai nori, tai telpi, ne? O per kūčias eidavo ten labai tvarkytis, maudytis, kad visi švarūs būtinai. Reikia kambarį sutvarkyti. Pats iš svarbiausių dalykų, tai mes su mama pradėdavom savaitę prieš tvarkytis kalėdoms. Tai būdavo generalinė tvarka, viskas būtų sutvarkyta, kad nedaug dievė kalėdų senelis pamatys, kad tu nesusitvarkiai. Taip pat uždavėme klausimus socialinėse medijose, nes norėjome jūs pakalbinti, išgirsti jūsų nuomonę, kas yra tos šventės, kas yra kalėdos. Tai ačiū labai, kurie nepatingėjot, kurie atsiuntė laiškus. Šiandien truputėlį naudosios telefonu. Paskaitysiu, ar ne? Tai, bet kaip ir mes su Aiste aptarėme, tai pas mane bent jau visi atsakė labai panašiai, kad kalėdos tai laikas su šeima, giminėmis, su daug lempučių ir vyno taure. Kalėdos, kai visi artimieji susitinka, apsikabina, šypsosi, skanauja, dalinasi įspūdžiais. Tai šventė apie šeimą, kai visi vienoje vietoje dalinasi istorijomis ir tu jauti pilnatvę. Taip ir yra. Taip ir yra, visiems taip yra, kalėdos yra, ta prasme, jau visiškai šeimos šventė visiems. Ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu švęsti kalėdas, nes yra šalių ir tautų, kurie nešvenčia kalėdų. Bet jie turbūt dėl to, jie nesuka galvos. Bet tokia yra šilta ir linkėčiau visiems ją švęsti. Taip.
Ir kalėdos, kaip tu manai, vieni žmonės šiaip pyksta. Yra ir negatyvoji ta pusė, kad pyksta, kad kalėdos yra pervertinamos iš materialinės pusės. Bet kai irgi uždavėm dabar klausimus, tai realiai visi atsakė, kad tai yra šeimos šventė, vis tiek tai yra pagrindinis dalykas. Tai taip, aš šitą norėčiau irgi pakomentuoti reikalą, kad labai daug, galbūt ir mano akim yra trupučiuką per anksti, jog parduotuvės užplūsta ten kalėdiniais žaisliukais ir lemputėmis, bet tai tu nematyk. Tu tiesiog nusišypsok. Pavyzdžiui, aš apie tai negalvoju, mano akim yra irgi trupučiuką per anksti, ar ne? Arba ten sako pervertinimą kalėdinės dovanas, bet tai, jeigu tu negali pirkti brangios dovanos, tai tu ir neperki, ar ne? Renkiesi jaukę, nes tau tai yra jauku. Tai aš tai labai manau, kad čia iš tos pusės tai labai daug kas priklauso nuo pačio žmogaus požiūrio ir kaip jisai visą tai žiūri. O kad tų reklamų bus, mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai socialinės medijos yra aukščiausiame lygyje ir mes tiesiog neišvengsim to marketingo. Visur jis yra, bet kaip ir sakai, tu būk toksai, ne, ir aplink save formuok tokią aplinką, kokią nori turėti. Tai apie dovanas visai būtų įdomu. Buvom uždavę klausimą apie dovanas. Ar gavai kokį atsakymą? Gavau, atsirasiu tuoj. Buvau uždavęs kokia geriausia, blogiausia kada nors gauta kalėdinė dovana. Tai vienas parašė Žalgirio Maikė geriausia, o blogiausia tuščia taupyklė. Geriausias tai bilietas į koncertą, blogiausia laikrodis, kuris net neveikia. Blogiausia močiutės dovanota knygelė apie brendimą lytinį gyvenimą. Paskui labai džiaugiausi. Gal buvo per anksti ir nesuprato, ką aš čia galvoju, o po to labai jau ir džiaugiasi. Šitas geras. Geriausias kuponas, poilsiui, blogiausia statula. O kokia tavo geriausia ir blogiausia dovana? Prisimeni? Aš galiu pasakyti, kokią esu gavusi blogiausią dovaną. Tai kaip aš buvau maža ir mes šventėme naujosius metus ir pas mus buvo atėjęs kalėdų senelis. Tai būdavo įprasta, jog mes švenčiam naujus metus miške prie laužo. Jo, papasakok daugiau, aš nesu žmogaus sutikus, kuris švestų naujuosius metus prie laužo. Vat pas mus būdavo, jog... Tai jūs ten prie miško gal kažkur gyvendavo? Taip. Aš gyvenu kaime ten prie miško ir mūsų visi artimieji, vyrai, jau dieną prieš sudėdavo labai didelį aukštą laužą. Wow. Ir ten susirinkdavom visi. Ir būdavo važiuoju su mašinom. Tai nesvarbu šalta, nešalta. Nesvarbu, yra tokios nuotraukos ten su tom šūbom tokiam jokingom, vaikai primuturiuoti, jau po to žiūri išsirengę prie laužo, net sniegas ištirpdavo ten keli metrai, nes būdavo šilta. Man žinok, eina širpai per kūną. Ir aš atsimenu važiuodavom ir dar tas mašinas tokias senos būdavo. Aš sugalvoju tokią tradiciją pas jūs? Aš nežinau, žinok, man atrodo, mano pusėserės tėvų šeima. Bet čia grinai šeimos susirinkdavo. Taip, būdavo ir draugų, bet nebūdavo labai ten daug. Ir atsimenu, mes ten važiuodavom su tom senom mašinom, klimdavom per sniegus, nes tikrai būdavo žiemas anksčiau, tikrai nebūdavo tokias, va kaip dabar. Bet fejerverkus veždavotės kartu? Dar ir kokius. Tai va, ir ten ateidavo kalėdų senelis. Ir mes ten sakydavom eilėraščius ir mes ten gaudom kokius saldainius visą laiką. Ir aš labai daug eilėraščių mokėjau maža. Ir aš atsimenu, jau kai nebeturėjau dovanų. Smėli kokį nors dabar? Nelabai, žinok. Bet mane mama labai mokindavo, aš atsimenu, kad aš jas prašydavau, žinai. Ir aš atsimenu, sakau eilėraštį ir jau nebėra tų dovanų ir tas senis šaltis pasimetęs, čia toksai, ką čia daryti, man drauginta agurką. Da. Nežinau, ką jie ten savo galvoja, kad jam reikėjo žmogui nelėduoti, nes jau tikrai buvo išdalinti. Gerai, kad net cigaretę kokią davė. Tai mat, tokia buvo mano blogiausia dovana. Aš neatsimenu, kaip aš sureagavau, bet tai buvo. Geras. Tai agurkas yra pati blogiausia dovana. Aš manau, kad tai buvo pati blogiausia mano gauta, kad nors dovana. Geras. Tokios dovanos nesugavus. O kaip tu, ar tu turi tokią įsimintiną kažkokią tais prastą dovaną? Kadangi esu atviras žmogus, kuris dažniausiai nemoka patylėti, tai gavus dovaną taip yra ne apie materialinius dalykus, tačiau nemoku nuslėpti, nepatinka, kai nepatinka kažkas, labai ant manęs matosi.
Kai esu laiminga, visada dalinuosi. Aš matau tą mimiką. Kai esu nelaiminga, irgi dalinuosi. Tai aš atsimenu, mes šventėm Kalėdas su savo vyru. Buvo ir draugų. Ir jis... Ir mano vyras yra toks, kuris jisai nori išpakuoti dovanas jau kūčių vakarą. Jo tėtis irgi toks pat. Jau jie pradeda ten zuitą aplink tą eglutę užžiūrinėti, nes jiems reikia dovanas išpakuoti. Ir jisai man visą vakarą zysia, sako, išpakuok dovaną, tą didžiąją dovaną, kažkokią didelę dovaną. Ir jis taip nori parodyti ir aš išpakuoju tą dovaną. Ir ten yra air fryeris. Bet šiaip tai gera dovana. Dabar aš suprantu, kad gera, bet mes buvom tik ką atsikraustę į naują butuką ir ten vietos, ir ten pas mus ta virtuvė, jinai tokia mažytė ir man pirma mintis, kur dabar reikės kišti air fryerį. To air fryerio dydis toks. Ir aš galvoju, man žinai, pirmas toks ir jis man sako, tai tau nepatinka ir aš parodžiau, tai, žinai, taip, man nepatinka, tai mes galiausiai susipykom, buvo tos Kalėdos visos sugadintos ir, o po to aš tą ir fryer naudojau ir gėda buvo naudoti, nes iš tikrųjų tai jis man labai patiko. Iš pradžių būdavo, žinai, sakydavo, tai nes tokių, kur mes įdėsim, ką nebegalim dabar, o koks geras dalykas, kur galiausiai, atsimeningi, buvom vakarėlį padarę merginų. Ir kol sudaužiau tą bet kai čia save nukrito, aš atsimenu, ar kažkas ten buvo. Mes ten bandėm kažkokias istorijas ten kurti, bandyti, kad pats nukrito. Ir atsistojo ir nukrito. Ir kai buvo baisu prisipažinti, bet nieko susitvarkė, jis ir toliau veikia. Tai tokia ne kad blogiausia, bet gal kur parodžiau emociją. Gal tiesiog buvo nemaloni situacija su to dovana ir viskas. Nes taip, matos ant manęs ir aš labai su tuo dirbu, bet aš nemoku būti fake, nemoku apsimetinėti. Ačiū. Ir kas mane pažįsta, iškart gali pasakyti. Taip, tikrai iš tavęs iškart gali pasakyti. Šiaip tai labai fainą laišką gavau ir aš galvoju, gal reikėtų jį net paskaityti, nes vieni parašė laiškus, kiti atsakė tiesiog. Tai norėčiau aš gal jį paskaityti tiesiog. Labukas merginos, jūsų klausimai sušildė mano širdį iškart. Toks jaukumas apėmė galvojant atsakymus, kad užsinorėjau užsidegti žvakę, susisukti į šiltą dekį ir gerti arbatėlę su sausainiukais. Pradėsiu nuo pirmojo, kas man yra Kalėdos. Tai labai panašiai, kaip paprašiau įžangoje, Kalėdos man pati jaukiausia šventė, kai norisi būti su artimaisiais, dalintis prisiminimais, iš praėjusių švenčių, kurti naujas akimirkas, juokaujant ir aplamai pasijausti vėl vaiku, tėvų namuose. Tai taip ir yra. Bet žiūrėjai gražus laiškas. Bei tas namų chaosas, kai visi vaikai suvažiuoja su savo atskirais gyvenimais, dalinamės lovomis ir gaminamės maistą, kaip gera prisiminti. Dėl juokingiausio ar gėdiškiausio įvykio, ilgai galvojau, tokio aiškaus neprisimenu, o gal ir nebuvo. Gal prie juokingumo pridėčiau pirmas šventes su vyro šeima, kai supratau, jog yra nemenkas skirtumas tradicijų maisto patiekalų, kai mano šeima vyksta visiškas chaosas, bet man jaukus ir mielas, o pas vyro tėvus visiška ramybė. Kalbant apie kūčių patiekalus, paprasta tradicinė silkė, kaip mano mama sako, senovinė silkė su actu, svogūnais ir virtomis bulvėmis. Šis patiekalas privalo būti ir nuo stalo dingsta pirmas. Dieve neatsailės. Šiaip aplinkiniams, kai pasakau, jog pas mus ant kūčių stalo buvo virtos bulvės, jie nustemba. Iškart pasakau, mano mama iš Ignalinos atsivežė šią tradiciją į Lietuvos vidurį. O šiaip labai džiaugiuosi, jog tiek pas mano, tiek pas vyro šeimą ant stalo griežtai tik tradiciniai patiekalai ir jokių naujovių kaip sušiai ir taip toliau. Šią tradiciją puoselėsiu. Siris įsijungia. O toks technologijos, ar ne? Reikės išjungti Sirį. Taip, kur aš čia buvau. Aš šiaip labai džiaugiuosi, jog tiek pas mano, tiek pas vyro šeimą ant stalo griežtai tik tradiciniai patiekalai ir jokių naujovių kaip sušiai ir taip toliau. Šią tradiciją puoselėsiu ir savo vaikams ateityje.
Priejau prie burtų ir papročių. Tai šitą Galėsim pratęsti. vėliau, ne? Labai gerai. Labai gražus laiškas. Žiūri, gražus laiškas, ačiū tai merginai, kuri parašė. Tai tikrai labai jaukus, bet apie sušis. Pas mus namuose buvo tas žmogus, kuris atnešė ant stalo sušius, tai buvau aš. Pas mus atsirado sušiai ant stalo per kalėdas ir dabar sesės laiką labai nori. O sušių bus? Per kalėdas? Per kūčias, ta prasme. Per kūčias. Kūčių vakarieniai. Tai va, tu naujovė. O yra skirtumas, nes tu esi Jonavietė ir koks pas jūs patiekalas yra pats pagrindinis? Virtiniai su grybais. Bet šitas pas mus niekada nesu girdėjus tik iš tavęs, kad žmonės valgo virtinius su grybais. Ir kaip tik, vat, kai skaičiau atsakymus žmonių, kur atsakė klausimus, tai viena draugė Jonavietė, irgi pagrindinis patiekalas, tai buvo būtent virtiniai su grybais. Pas mus. Dar kažkas bandelės buvo irgi ten Jonavietė atsakė, kažkaip vadino. Bandelių pas mus tai nebūdavo, bet kiti gamina su kopūstais bandelės daro. Aš žinau, esu buvus tokiuose kūčiuose, kur buvo pagrindinis patiekalas bandelės tos. Pas mus tai yra virtiniai, tai šiemet irgi darysiu virtinių. Labai laukiu. O pas jūs, koks tai toks, be kurio neapseinat? Tai mama gamina silkę pas mus irgi, bet silkė pas mus būna su grybais ir pomidorų padažu. Tai aš labai ją mėgstu. Šiaip tai pradėjau dabar tik tai silkę valgyti gal prieš kokius 6 metus. Seniau nesuprasdavau, kaip žmonės silkę valgo. Tai man būdavo pagrindinis patiekalas kučiukai ir mandarinai. Nes kučiukus irgi kepdavom visada šviežius namie. Atsimenu, kažkada gavosi kučiukai kaip bulkutės. Išsipūtė. Tai kučiukai buvo labai skanus tokie, bulkutiški. Man patinka tokie minkštikai būna kučiukai. Jo. Dievas eilės. Reikės tai tu žvalgyti. Jo. Tai aišku, labai mėgstu krabų mišrainę. Mišrainė man krabų yra. O būdavo pas jūs mišrainės ant stalo? Vienintelė mišrainė, kurią valgom, nes jūs visiškai pieno produkto, ne? Taip, pieno produktų ir gyvulinės kilmės produktų, tai yra ir kiaušiniai. Tai taip, pieno ir kiaušiniai. Tai tu kalbėjai apie silkę, nes su svogūnais pas mus irgi silkė su actu, silkė su svogūnais, silkė su burokėliais. Bet tai čia jau per kalėdas tada? Ne, čia kūčios silkės. O tai kodėl tada pieno negalima? Tai... Nes gyvulinės kilmės produktų negalima. O žuvies galima? Žuvis, silkė ir daržovės. Bet tie patiekalai būdavo labai skanus iš tikrųjų. Vis tiek padarydavome skaniai ir tas, sakau, silkė su svogūnais, silkė su grybais, silkė su burokėliais, visokių ten tų silkių su actu. Ir buvo, kas atrašė iš Žemaičių, iš Plungelės. Tai aišku, visi silkė spirgutė, kučiukai, baltoji mišrainė. Tai parašė bulvių su kastiniu ir semenimis. Receptą prašyčiau ten tos spirgutės. Bulvių su kastiniu ir semenimis. Tai semenimis arba netgi kažkaip ten su kanapių sėklom daro. Kepta žuvis, kisėlius pas mus irgi šeimoje mas. Pas mus taip pat irgi. Ir dar svarbiausiai namų gamybos kisėlius, nepirktinis iš parduotuvės. Kažkas parašė lašišos tartaras. Norėčiau. Bet šiaip pat, jeigu kas mėgsta naujus patiekalus įvedinėti pas mus, tai bet niekada aš nebuvau pagalvojus apie tartarą, pavyzdžiui, krevečių ar lašišos ir kaip skanu. Skanu labai. O aš turiu irgi jau pradėjus kurti savo tradicijas, tai jeigu kūčias švenčiame pas mus, aš visada perku didelę lašišą, nebūtinai lašiša, gali būti tai ir menkė, kad būtų jinai didelė, visa čiela žuvis, aš ją visada pamarinuoju, kelias dienas su česnakiuku, su žuvies prieskoniais ir visada papuošiu įpjaustau apelsinais ir tada visą dedu, tai kūčiams bus iš mūsų žuvis. Jo, ir labai skanu tada padarai žuvies padažą. Ir, žinai, visi susirenka aplink stalą, susėda ir tada atneši tą žuvį, garuojančią visą tokią. Tai pas mus mama darydavo, kimždavo žuvį.
įdaryta žuvis būdavo. Taip. Irgi. Bet Ir labai gražiai gali ten papuošti ją su šakelėm. Aš tai niekad nesudarius tokio patiekalo. Man labai patinka. Nieko prikimšto nesugaminus. Man apskritai, kai pas mus susirenka žmonės, kai, pavyzdžiui, miega, atvažiuoja svečiai, aš labai mėgstu viską orkai tai gaminti, nes po to padedi ant stalo ir man labai patinka, kad visi laužia, ragauja, dalintis, tas toks jausmas, dalinimas. Tai čia mes kaip... Kai tu pasakoji apie savo mamą, tai aš irgi lygiai tokia pat esu, kad atrodo galėčiau, vat irgi, kad dabar nevažiuosim į Lietuvą šitais metais, tai atrodo galėčiau susikviesti visus žmonės, man nesvarbu. Bet ir susikvieti. Nu taip. Artimiausias visus, kurie lieka. Taip, bet aš noriu, kad būtų visi draugai ir man patinka tie tokie klyjei, kurie laiko visus. Tai tu esi klyjei, sakai, ir tu visur šiaip esi klyjei. Ar tu darbe klyjuoji visus, ar namuose? Ne, kokia jautri laida. Noriu. Eisim silikiu gaminti. Eisim silikiu. Bet iš tikrųjų šiandien jau ten nusipirkom viską, nesilikiu mišrainį. Krabų mišrainį. Įdomu, kaip silkių mišrainį atrodo. Krabų mišrainį, bet taip ir nepasidarėm. Jo. Gerai, koks toliau buvo klausimas? Toliau klausimėlis, tai pažiūrėsim. Kokie jūsų šeimos kūčių burtai, spėjimai ir papročiai? Ar jūs esat burtininkai? Žinai ką, pabaigsiu laišką aš skaityti tos merginos, kuri parašė, ir tada mes galėsim pakalbėti. Nes jinai labai įdomiai parašė. Bet tai šaunuolė labai kūrybinga, labai gražus laiškas. Priejau prie burtų ir papročių. Dieve mano, iškart juokas paėmė. Mes esam burtininkų šeima. Hario Poterio šeimo tikriausiai čia rašo. Būrėmės visus burtus, kuriuos tik žinom, plius kiekvienais metais kažką naujo surandam internete. Pradedam nuo vaško liejimo, šiaudo traukimo, tai nėra labai smagu, kai ištraukia trumpiausią tos 10 minučių be nuotaikos. Dar vienas iš baisesnių, tik atsisėdam prie stalo žvakių šviesoje, ieškom vienas kito galvos šešėlių, daug žvengų. Pasak tėvų, legendos, kieno nebus galvos šešėlio, tam šakės. Dabar, kai rašau, tai skamba labai blogai, bet tokia tradicija, negalim be jos pradėti kūčių. Dar kalbant apie burtus, tai traukiame iš po podelių žieduką, pinigėlį, medžio šakelę ir anglį. Fun fact, tais metais, kai ištraukiau žiedelį, susižadėjau. Dar kai buvom be antrų pusių, tai traukdavom kūčiukus. Kas ištrauks lyginį skaičių, tas metus užbaigs su antra puse. Batų metimas, jeigu nuosim į duris, tai išeisi iš namų. Galėčiau vardinti ir vardinti, tikrai burtininkų šeima. Žinoma, svarbiausias tradicijos - malda prieš vakarienę ir plotkelių laužimas. Jeigu dar iki čia perskaitai, tai tęsiu dėl dovanų. Visos dovanos labai jaukios ir mielos, bet atsimenu įvykius su dovanom, kuris iki šiol yra juokingas. Bet vaikam nežiūrėti ir neklausyti. Kalėdų rytą su sesėm atsikėlėm ir po eglute neradom dovanų. Bėgom pas tėvus apsiverkusias, kas atsitiko, gal buvom labai negeros, mama pasimetų žiūri į tėvuką, tėvukas į mamą ir tik po kiek laiko suprato, dovanas paliko mašinoje, garaže. Tai aišku, po to kūrė istoriją, kad kalėdų senelis saugiai norėjo padėti dovanas ir taip toliau. Svajonių vieta, kažkaip kalėdų neįsivaizduoju be tėvų namų, kitur net nesvajoju, bet jeigu kalbėt apie prieš kalėdinį laikotarpį, tai New Yorkas, eglutė iš filmo Vienas namuose. O jeigu dar papildant klausimais, tai galėtumėt papasakot, kaip jūs sužinojot apie kalėdų senelį. Mes kaip tik šitą... Tai jo, aš turiu, man irgi buvo siuntė labai juokinga istorija. Tai nebeskaitysiu, nes čia dar labiau išsiduos viskas. Ačiū merginos už savo nuostabų podcastą, jūs tokios nuoširdžios ir spinduliuoja šilumą. Sėkmės jums. Koks tos merginos vardas? Silvija. Ačiū Silvija už laišką nuostabų. Ačiū. Sakėm, neatskleisim. Žmogaus? Bet jinai gal nesupyks, mes kitų neatskleisim. Gerai. Pamiršau, taip, bet nesvarbu. Tai va, pavardžių nesako. Apie tą kalėdų senelio vadovonų sužinojimą man irgi draugė rašė.
kad jie gaudavo dovanas irgi kūčių vakarą. Ir turėdavo... Bet kaip skirtingai, vieni per kūčias, man tai kažkaip norisi laukti to ryto. Taip. Pas mus šiaip irgi būdavo per kūčias, bet kartais rytą, skirtingai, kažkaip skirtingai. Tai papasakosiu tą istoriją, kaip jiems ten buvo. Tai mama jiems liepė katinus pavedžioti, 2 turėjo, sako, viena aš, viena brolis. Katinus pavedžioti? Jo, išvesti lauką. Nežinau, gal... Aha, esu mačius, kad žmonės vedžioja su pavadėliu. Taip. Tai ir jie sakė, susirašė jau eiti, bet kažkaip ta mergina turėjo grįžti atgal. Ir sako, mama eina su tais maišais su tom dovanom iš miegamo į svetainę ir sako, pamatė mane. Ir taip metė ten, žinai, kad nepalik nieko. Matėt, kalėdų senelis. Žaibo greičiu. Reikėjo, sako, pamatyti tą vaizdą, nes buvo žiauriai jokinga. Bet dar paminėjo, jog bandė tai išsiaiškinti jau keletą metų prieš, bet niekaip nepavykdavo, sakė. O tu ilgai tikėjai kalėdų seneliu? Aš bandžiau atsiminti ir aš neatsimenu, iš tikrųjų. Kažkaip automatiškai kažkuriais metais sužinojau, kad, jis yra, gal nespėjau su apvažiuoti. Aš tik dabar dar tikiu. Tai taip, jis yra. O tu kada sužinojai? Kad nėra kalėdų senelio? Pas mane nėra tokio prisiminimo. Aš tik atsimenu, pas mane kažkaip taip tarpais viskas eina, kad aš labai pieždavau, aš atsimenu, buvau netgi prieš kalėdas, visada darydavau kažkokius tai projektus didelius namie. Pavyzdžiui, būdavo, šitais metais noriu papuošti visą tai didžiulį kambarį snaigėmis. Ir iškarpau snaigių ten 100 ir pripuošiu, priklijuoju visą tai. Jo, po to suklijuodavau ten lapus. Ir darydavau, kuo didesnį man norėdavos kažkokį tai projektą, kalėdinis projektas visada būdavo, nes būdavo atostogos. Atsimenu, ten piešiau kalėdų senį, kuris irgi ten su savo rogiam skrenda ir snaigiam išmarginau visą ten tą lapą didžiulį. Ir tada man paskutinis yra šitas prisiminimas, tas mano paskutinis projektas ir viskas dingsta. Tai tikriausiai iš klasiokų sužinojau. Jo, užaugau. Bet nėra įstrigęs, kad ar tėvai kažkaip neneigia, bet visada eidavau miegoti ir su viena akim norėdavau vis prasimerkti ir pamatyti tą kalėdų senį. Bet sausainių ir pieno nedėdavom mes. Mes irgi ne. Bet labai faina tradicija. Taip, pavaišinti. Dabar, man atrodo, šitą tradiciją gal plačiau grįžta į Lietuvą. Tai iš amerikiečių tikriausiai yra. Man atrodo, irgi. Iš visų filmų. Aš to tai, bet pas mus nebūdavo šito dalyko. Pats tada tėtis koks nors būtų prakandęs sausainį. Ką mes darom, tik tais, kad dedam tuščią lėkštę. Jo, čia kūčia. Tai pakalbam apie kokie yra pas tave šeimoje išlikę burtai ir tradicijos. Tokių labai ypatingų daug burtų pas mus nebūdavo, kuriuos ištisai kartodavom kiekvienais metais, bet tai ten platkelės laužimas, tai čia kaip ir pas visus namuose. Esam traukę šiaudus, būdavo irgi... O bijodavai šiaudą traukti? Ne, kažkaip labai nesureikšmindavom. Mes kažkada norėjom traukti šiaudus, bet neturėjom šiaudų, tai mums paėmė spagečius ir traukiam spagečius. Bet kaip išradingai. Jo, nėra šiaudų, tai ką, traukiam spagečius. Tai aš gavau komentarą, tarsi atsakymą vieną iš vienos merginos, kad dabar jau šiaudų sunku rasti. Tai va, o dar būdavo pas mus, kad dėdavom batus iš eilės, kiekvieną batus ir link durų dėliodavai taip iš eilės, artyn, ir kas pirmas išeis iš namų. Tai aš atsimenu, vienais metais dėliojau batus. Ir taip ir gavas eiliškumas, kad aš likau paskutinė namuose. Taip ir buvo. Iš tikrųjų, susidėliojo viskas labai tiksliai. Ta prasme, o pas mus namuose vaikų buvo. Tai šitas yra įsimintinas. Aš prisimenu vieną burdavusi. Susigalvodavau ten visokių vaikinų vardus dėdavau. Vardus irgi dėdavau po pagalbę. Ir norėdavau, kad tik tas. Ja. Ir ištraukiu net tos. Ir po to pertraukiu. Ai, tipo, žinai. Dar kažkada kažką bandžiau lašinti su vašku ten į vandenį. Tik į kartu lašinam. Aš tada neėjau burtis. Ai, tu neėjai tada.
Aš tada nejau burtis. Čia aš paauglystėj, bet man kažkaip pasidarė labai nejauku ten su to žvakės, tais vaškais ir aš ten nebaigiau. Vienai neįdomu, vienai nejauku. Aš ten pasislėpęs kambarį būriaus. Meilės reikėjo. Meilės reikia. O pas jūs kokie burtai? Pas mus, kai močiutė būdavo jaunesnė, tai jinai šiaip yra būrėja. Nu, jau. Mėgdavo kortom burti. Tai pas mus būdavo tokie, kaip dabar mes laišką irgi skaitam, tai tokie burtai ir būdavo, kad mes irgi lašindavom, irgi su podukais, tai irgi tokia burtininkų šeima, susirinkdavom ir tada su žvakiam tie veidai tokie apšviesti ir tokia atrodo ta atmosfera, taip viskas stebuklinga. Ir tik tais, ką aš iš vaikystės prisimenu, aš taip bijodavau išgirsti, kad sukalbės gyvūnai, nes kai išgirsti kalbančius gyvūnus, pamatai savo šešėlį. Ir jeigu pamatysi jį be galvos, mūsų mokykloje, taip atsimenu, mums pasakojo šitą legendą mokytoja. Taip, ir tada viskas mirsi, tipo. Ir mane taip išgąsdino šitą istoriją, aš taip bijodavau išgirsti, buvo kalėdos, kai su kaldra mėgojau ant galvos užsidėjus, nes bijojau išgirsti gyvūnus. O mano tėčio istorija vaikystės yra, kad, sako, aš taip norėjau to vyno, kuris šulnėje virsta. Vanduo pavirsta vynu. Sako, ėjau žiūrėt ir kaip vanduo, taip vanduo. Tai aš norėdavau, kad mano šuo prakauptų, aš tai laukdavau. Ir sakydavau, mama, aras kalbės. Taip. Ir... O tai tu nežinojai tos baisios legendos? Ne, aš tiesiog žinau, jog vidurnaktį gyvūnai prabilsta ir viskas. Bet niekada nepavykdavo gal tą vidurnaktį. Aš dėjau, kad mes neturėjom tų gyvūnų namie. Tai galvojau, kad kaimyno koks šuo, žinai, atbėgs. Tai tu pasikalbėt. Ne, žuviukas. Nu taip. Jo, taip, kai kurios istorijos gąsdina vaikus ir labai svarbu neišgąsdinti jų, nes kartais tėvai nepagalvoja, pasakodami, kalbėdami apie tam tikrus dalykus, nes pas mus močiutė irgi, jinai pasakydavo, oi, bildukai yra. Ir man, pavyzdžiui, mane gąsdindavo tokie dalykai ir tu net nesuvokdavai, ne, kad tie dalykai, tikriausiai suaugusieji, kurie kalbėdavo garsiai, jie nesisaugodavo ir jie net nesuvokdavo, kad tai gali išgąsdinti vaiką. Taip, o ta vaiko man fantazija. Įstrigdavo, o fantazija vaiko juk yra kaip fejerverkai. Nuo vieno. Tad jūs įkuri, ką tas vaikas galėtų padaryti, ne? Ir tu net neįsivaizduoji, kaip jisai atrodo, tu pradedi kurti. Ir jo, man buvo įstrigę, aš turėjau išaukti iš to. Biški baimės buvo. Bet aš bent jau iš vaikystės, kai prisimenu, tos kalėdų kūčių naktis būdavo tokios šaltos, tokios pakeli galvą į žvaigždėtą dangų. Ir matai tiek daug žvaigždžių. Ir šaltas, ir snieguotas, ne tokias. Tikrai, taip būdavo. O ar tu turi kokių dar istorijų paskaityti? Jo, turiu. Dar apie tas juokingiausius įvykius buvo parašę... Gal ne juokingiausias ir negėdiškiausias, bet šiaip smagus prisiminimas. Tėveliai prieš daug metų, kai dar būdavo jauni ir nerūpestingi, tradiciškai kiekvienais metais susikviesdavo visus savo draugus, draugus, giminės ir iškeliaudavo savo šventę švęsti, visi kartu išsinuomavę salę. Buvo praėję jau 15 metų, kaip niekas nieko nebedarė, o mes su drauge sugalvojom atgyvinti šią tradiciją. Iškėlėme tokią pat šventę jiems toje pačioje salėje. Visi prisiminė senus laikus ir buvo nerealiai faina. Fainai vaikai. Žiauriai fainai, mes lygiai taip pat galvojom atkurti naujųjų metų. O Dieve, jeigu jūs atkursit, tai mane būtinai pakvieskite. Aš pernai buvau siūliusi, bet... Čia būtų dabar faina padaryti tokį. Dažnai vaikam kai faina. Labai faina. Man tai magiška, kai tu man papasakoji, aš galvoju, wow, nesu niekur. Tai mes irgi turėjom tokią mintį, kad irgi atgaivinti, žinai, bet kad, tiesiog mes nusprendėm vis dėlto netęsti to, bet man buvo kilus tokia mintis. Nes pas jūs kiek daug ir berniukai yra šeimoje, labai fainai, vaikų daug. Ir vaikų, jo, ir vieni berniukai daug vaikų. Taip. Dar viena, varau namo su taksi po kalėdų baliaus, įdavė didelį tortą į namus. Išlipu iš takso, einu priešais, belenkaip slystu. Aišku, kai kaliau ant žemės su to tortu, taksistas net neišlipo. Tik lempos įjungtas į mano pusę. Atsistojau, pasiėmiau tortą, perėjau.
Žiauriai linksma istorija, iš tikrųjų, žinai, kaip nepatogu, būtent visi esam pasijautę tokioje situacijoje, kai užkliūni ar kažką ir atsistoji ir nieko ir eini. O aš mėgstu irgi pergriūti. Dovanų keitimosi metu susipykau su draugu ir apsiverkiau. O močiutė galvoja, kad man nepatiko jos dovana, todėl verkiu. O Dieve, kaip irgi nepatogu. Per kalėdas nedaug Dievai įsiskirt, kaip jau nefainiai. Na tikrai, kad ne. Liūdna. Jo. Tai dar buvo klausimas, kur norėtum sutikti naujuosius metus arba kalėdas. Tai 99% atsakė New York'e. A ne? Visiems taip yra įstrigęs, buvo ten vienas Mauricijoje, bet beveik visi New York'e ir gal kokie 3 atsakymai buvo, kad su šeima nieko kito neįsivaizduoja, kad šeima yra pagrindinė kalėdų tradicija, kad šeimos, žinai, nepalikti. Tai pas mane buvo irgi tokių, pas mane buvo skirtingų atsakymų iš tikrųjų. Tai buvo, New Yorkas buvo, irgi labai daug kas rašė kalėdas namuose su šeima, bet naujuosius tai buvo, nemažai pas mane buvo kalnuose. Buvo Šveicarija, buvo kalnuose, tikrai nemažai atsakymų. Buvo Tailande vienas, kodėl aš jį atkreipiau dėmesį, nes aš pati, mano svajonių vieta sutikti šventes, ar naujuosius metus, ar kalėdas, šiltuose kraštuose. Nežinau, kad ir kaip aš ten myliu sniegą ir man patinka, ta prasme, tas klimatas, kuriame mes gyvename, bet labai norėčiau švęsti saulėtoje vietoje. Man kažkaip labai atrodo įdomu, ten su tom nykštukų kepurėm vaikštos tais maudimukais, žinai, ir, aš norėčiau šiltuose kraštuose. Tai vat, ir buvo, daugiausia buvo kalnai, New Yorkas, ir Tailandas. O man nauji metai yra tokia šventė, kur per naujus metus aš galėčiau važiuoti kažkur. O aš naujus metus New York'e irgi norėčiau sutikti gal kažkada. Bet man nėra iš svajonių. Man irgi nėra tokia ypatinga svajonė, aš sakau, man būtų gal tiesiog įdomu šiltoje vietoje, bet New Yorkas man jisai irgi toks miestas, vienas namuose. Tai gal už tai visiems ir norisi tenai, žinai, sutikti. Pabaigsim dar klausimus, o dabar gal einam į mūsų Puodžio braškę. Lankėmės su Aiste kalėdinėme miestelėje. Buvo žiauriai smagu ir jauku, ne? Valgėm čiūras, mėgstamiausias mano patiekalas. Kėlėmės ratu ir dar buvome trupučiuką anksčiau. Mamai pasakiau, kad kėlėmės ratu, mama sako, Jovita, tu išprotėjai. Nu, betgi čia nieko čia tokas kuma. Tu tavęs nevarta. Mano vaikas bus alpinistas. Tai einame į Puodžio braškę ir susitiksime po to. Išsirašėm šiandien su Aiste į kalėdinį miestelį. Gaila, nėra dar sniego. Bet labai gražu man. Bet šaltukas nosiriečia. Kalėdinė atmosfera jau pas mus mieste. Neapsiversi. Sako, kur gražu, bliavo. Kupičkai. Aiste, aš bijau čia. Eik tu savo.
Nežinau šitą. Aliejus. Tai tu nevarmink ant palto, nes ir varva tas aliejus. Pas mane nevarva. Bet tai sakėm, fresh čiūras čia. Tai gal dėl to, žinai, tiek aliejus. Jeigu Aistė nemėgsti, tai aš visada mėgstu. Net kartu. Net kartu kiek aliejus yra? Nori buvo. Nori mainytis? Ne. Aš noriu tavos tikrai. Aš jau žinok, viskas, supledu. Tai tu gal šitą dabar imk. Prašau. Labai faina ta pakalio. Labai. Merry Christmas. Saldaininė, skanė suvalgyti. Saldaininė. Tu silko čia dabar užsimaniau. Sveikas su saldainiais. Noriu silkės. Pamėsus. Man tik to. Grįžtam iš Podžio braškės ir ar patiko tau Podžio braškė? Labai, labai patiko, tik įėjau į miestelį, iškart kalėdinę nuotaiką ir atmosferą ir labai fainai. Aš visai, po to laiko tai man jau ir taip Vienintelis, kas man nepatiko, tai čiūros. Aš esu čiūrų gerbėja, matai, desertas mano tas pagrindinis. Tai labai daug taukų buvo. Tai, žinai, nes visada kalėdinę miestelį, kiek valgydavau čiūras, ten atvažiuodavo tokia šeima iš Vokietijos ir jie visi kepdavo tas čiūras. Ir ten būdavo didžiausia eilė ir jis būdavo pačios skaniausias čiūras. O ne? Jo, visam mieste. Ir dabar nebėra tos šeimos ir skiriasi. Čiūras Jau dingo. nebėra čiūrų skanių. Tai va. Aš turiu tokią idėją. Man labai patiko, kad mes Podžio braškę atlikome kartu, kad mes ėjome kartu į kalėdinį miestelį ir yra daug smagiau vykdyti Podžio braškę kartu. Ir turiu tau pasiūlymą, kad kitą Podžio braškę mes nueitumėm į Nobelio taikos institutą. Aš niekada nesu buvus ten. Aš irgi nesu buvus ir labai norėčiau ir Labai labai... gražus pastatas ir visada, žinai, praeinu ir galvoju, nueisiu ir taip niekada nenueisiu. Aš irgi nebuvus. Apžiūrėjus iš išorės, o Jo. viduje... Ir būtų labai įdomu ir žiūrovams pristatyti ir papasakoti, padaryti tokią kaip apžvalgą, kas ta Nobelio premija, kaip jinai atsirado ir kas ten per pastatas, ką ten, žinai, visi daro ir ką ten galima pamatyti. Eisim. Labai gerai sugalvojai. Tai super. Gerai. Ar dar turi kokią nors kalėdinę istoriją? Ne, aš manau pasidalinau viskuo, apie ką norėjau pasidalinti šiandien, tai tokių kaip ir jau nebeturiu įsimintinų istorijų. O aš prisiminiau dar tokią istoriją su sesė. Tarp manęs ir sesės yra 13 metų skirtumas ir aš būdavau visada namie tas žmogus, kuris atlikdavo Kalėdų senelio padėjėjo darbus. Visada pakuodavau visos šeimos dovanas, man jie visi suneždavo tas dovanas ir aš ten užsidarydavau į savo dirbtuves ir pakuodavau. Bet man labai patikdavo, man ir dabar labai patinka. Tai už tai turbūt tau ir nežinau, kad turbūt gražiai pakuodavai. Taip, prispirkdavau popieriaus ir tada jau savo fantaziją, ten, žinai, paleisdavau ir, žodžiu, pakuodavau. Ten galėdavau kelias valandas užsidaryti. Ir mano sesė, atsimenu, buvo mažytė, gal 6 metų. Ir jinai taip tyliai atidaro duris ir aš net nespėjau pamatyti. Ir jinai pamatė, kad tai aš esu tas žmogus, kuris pakuoja dovanas. Ir vaikui buvo šokas ir jos visos svajonės, nesvajonės, bet tikėjimas Kalėdų senelius užlugo. Ir man taip, atsimenu, tada skaudėjo širdį. Ir aš galvojau, ką dabar man daryti. Tai sugalvojau, atsimenu, pasiėmiau miltų ir Kalėdų rytą padariau pėdsakus, tai buvo rogių pėdsakai ir Kalėdų senio batų. Mama pritarė šitiems? Neprisimenu, tai buvo labai senai, bet kad jos tikėjimas sugrįžo ir aš tiesiog pasakiau, kad Kalėdų senelis yra, jis tiesiog neturėjo laiko ir jis manęs paprašė, kad aš jam padėčiau. Tai tokia šilta istorija, gal ne juokingiausias nutikimas, bet kad galima išgelbėti. Galima išgelbėti Kalėdas. Bet o kaip jinai dabar prisimena šitą istoriją? Tai jinai man ir, kai aš uždaviau klausimus, jinai man ir priminė. Aš buvau ją kažkur giliai pasąmonėje nukišus. Geras žiauriai. Ir tokia
Vau. Fainai. Mano, sesė. prisiminiau mažulytę, buvo. Taip greitai užaugo. Ja. Laikas bėga labai greitai. Žinai, dar ką nepakalbėjom apie dainas, nes man bent jau kalėdinė muzika irgi turi didelę reikšmę gyvenime. Ir ar turi kažkokią tai mėgstamiausią kalėdinę dainą, kuri tau kažką reikštų? Taip, turiu. Aš užleisiu, gal iš tikrųjų per Spotify. Gerai. Man patinka, tai žinoma, man patinka kalėdinė muzika ir tikrai jos klausomės namuose, ypatingai prieš kalėdinį laikotarpį. Tai gal tokia pirma tiesi į galvą, tai yra All I Want for Christmas is You. Pasiklausom. Kaip tik turi išsisaugojus. Tai čia klasika. Žiauriai faina daina. Mariah Carey. Man kaip jinai patinka. All for Christmas. O ką tau jinai reiškia? Jinai tokia labai džiaugsminga. Man jinai labai džiaugsminga ir aš ją vos išgirdusi, man kažkaip tokia, norisi, atrodo, ruoštis, puoštis, judėti, čia daryti viską, Man žinai, irgi ir kalėdam tokia. Ši daina yra tokia judėjimo daina. Pasiruošimo, taip, ne? Pasiruošimo ir viską kažką daryti, kaip ir sakai, eglutė, pradėti, pradžia, tai yra pradžia. Taip. O tu kokią, ar turi kokią dainą? Dabar galvoju, bet man iškart iškilo sentimentai. Noriu jau eiti šokti. Jau ir tokia virtuviai daina šokti, ruoštis. Man šita klasika. O, jo, žiūri, man irgi yra viena iš favoritų. Tai ši daina Kris Orėjos. Jinai man labai tokius sentimentus, atsiprašau, nebegaliu išsėtėti nugarytę, biškai pradėjo pakirto. Man ši daina turi labai daug sentimentų ir atrodo net apsiverksiu. Jo. Nes kai išskraušiau į užsienį, visada važiuodavau į namus ir visada, kad ir negalėdavau grįžti, visada užsileisdavau šitą dainą ir klausydavau. Jo, ir atrodydavo, kad ir esi toli, bet tu vis tiek važiuoji, žinai, pas savo šeimos. Pėlių neturiu. Jo, kažkaip. Labai sentimentalu. Tai dar hormonai, žinai. Ne, tai jautru, aš tai irgi galiu apsiverkti, jeigu nori, galiu kartu verksime vidų. Nes, tai yra jautru, šilta, ta prasme, tai šeima, tai yra svarbiausias dalykas. Kad taip, aš vis tiek važiuoju pas jūs, kad ir mintimi, žinai, bet jeigu važiuodavau, jeigu skrisdavau į Lietuvą, tai būdavo iš vis. Tokia džiaugsminga, tada jinai, žinai, iš vis atrodydavo širdis dainuodavo. Tai pas mane būtent irgi, yra lygiai tokių pačių nutikimų, kai važiuodavo, jeigu būdavo, kad iš Polok važiuoju su mašina, tai tikrai visą laiką grodavo šitą dainą ir jautrų sentimentalų prisiminimų. Tai ta kalėdinė muzika irgi priduoda labai daug tos kalėdinės dvasios. Jo, o šiaip labai myliu Elvis Presley. Elvis Presley klausausi ir vasarą, bet Elvis Presley yra perdainavęs labai daug kalėdinių dainų ir aš myliu jo balsą, jo manierą ir turiu plokštelių, nemažai namie turim vintažinių ir man Elvis Presley balsas tai yra kalėdos. Ne? Šitą net nežinau apie tave. Ne? Na, dar kažką naujas, ne? Jo, bet pas mane irgi eina fazėm, žinai. Ten noris Elvis Presley vieną dieną, žinai, klausytis, kitą taip. Tai palainuoja tai ką. Man labai patinka jo balsas ir netgi, aš atsimenu, aš kartais darbę, žinai, užleisdavau. Ir pavyzdžiui, bendradarbės irgi sakydavo, Elvis Presley, tiesiog man tai kalėdas primena, kad ir žinai, ne kalėdinės dainos. Tai jeigu jis yra perdainavęs daug dainų. Jo pats balsas, žinai, imponuoja. Jau kalėdinė muzika yra neatsiejama kalėdų. Aišku, iš Vienas namuose dar labai daug yra. Man irgi taip pat patinka. Visos dainos. Iš vis koks yra takelis, Vienas namuose, takelis yra toks, kad... Aš galvoju, kodėl dabar filmų nekuria, ne, tokių su tokiu geras jo garso takeliu, kuris yra tiesiog... Man čia buvo visai, nes
tarp kitko, būtent Spotify įsijungiu playlistą vienas namuose filmo. Ir klausau ir galvoju, nu, kokias, dabar man gera, kokia Tai yra muzika. klasika, tai yra nemirštanti klasika. O žiūri vienas namuose? Dabar tai nežinau. Ne? Dabar tai jau ne, bet galvau, jog reikės vėl... Bėgo man tušas? Ne, atrodai nuostabiai, kaip visada. Ačiū, tu irgi. Labai tinka tau šitą pižamą. Galvoju. O čia mano neštukės pižama, šiaip. Labai patogia tokia, žinai. Labai šilta, skani. Skani. Labai skani. Šiandien candy. Šiaip jau suvalgė mandarinų. Daug ir man vien. O, kaip tik ir Elvis Preslis Mums užgrojo. tema. Į pabaigą, eisim krabą viršūnės daryti. Tai ką, mėlyje? Labai gera kalbėti apie kalėdas ir tikriausiai galėtumėm kalbėti ir nesustot ir dalintis. Neišsimiama tema? Jo, neišsimiama tema, bet ačiū, kad žiūrėjot. Linkim jums nuostabių, šiltų švenčių. Jaukių, skanių kūčių. Skanių. Kaip jie labai Jeigu sako. esate susipykę su kažkuo, tai būtinai susitaikykit, pasakykit savo artimui žmogui, kad mylit, nes labai svarbu yra sakyti. Myliu tave, draugė. Aš irgi tai labai myliu. Taip, tas geras žodis svarbu. Geras žodis yra svarbus ir nelaikykit jo. Sakykit, mylėkit, džiaukitės vienas kitą ir mes greitai vėl susitiksim. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki, smagių švenčių. Pučkiai. Mua.